Česlovas. Aš žinot, kolega, norėjau seniai paklausti, koks biznis reikalauja mažiausiai investicijų ir duoda daugiausiai dividendų? Aišku, žinau, kaip nežinosi. Bonkų rinkimas, vat. Investicijų nulis, a pinigus gauni iš karto. Dar galėtų grybavimas konkuruoti. Bet kažkaip tai iki miško davažiuoti reikia. A čia jau investicijos. Jūs durnas kaip bato aulas, kuriame jūs vietoj kopūsto vaikystėje surado. Ką jūs iš bonkės gausit? Lytą? Pusę lyto. Pelningiausias biznis tai yra prekyba ginklais, narkozikais, prostitucija. Prostitucija tai tu pats vienas savo gali užsiimti. Aš tai savo pupsiko niekam nestatysiu. Tik vargu, ar tave kas nors samdys, broniau? Pakruškit jūs negyvą tuziką, Česlovas. Čia pelninga, kai pardavinėjai pats, o ne save. Bet šita rinka jau yra užkrumšta. A kitas labai pelningas dalykas yra grobti žmonės. Pagrobi kokį turtingą žmogų, verslininką, paskambini jo mamai ir sakai, duok pinigų, a tai tavo verslininkui bus šakės. O čia yra pelninga, šitą rinką dar laukia savo rinkodarininkų. Nu, į ką mes ruošiamės grobti? Pažįsti turtingų turtuolių? Čiagi reikia slėptuvių, reikia ginklų, daug ko reikia. Nu, pasibandymui, Česlovas, pasibandysim ant mūsų bobos. Jinai pas tave čia ateina prekių siūlo, matyt, kokie tai verslininkai ir turi tikrai daug pinigo. Taigi, štai jums yra kaukė. Mačiau per televizorių, kad taip daro. Pistoletas žaislinis, bet boba tikrai net pažins. Tai sakau, gal ir nieko. Jeigu ką, sakysim, žinai, bronius, kad pagasdinom biskutį, žinai, o jeigu ką nors ant mumi sakys, tai 100 litukų pareikalausim. Ne, nu jūs durnas esat. Čia negalima smulkintis. Reik prašyti iš karto 200. Aišku, jie ten dėrėsis viską, nusidėrėsim iki 150. Nu, bet užtat turės atnešti mums užkandos ir alaus. Kaip, net pažins, ne? O perukas? Nu, tai nusėmiau, kad net pažintų, o ūsai tai vis tiek priklijuoti. Net pažins. Nu, privet, kaip sako. Nu, čia dabar, durneliai, tai ką Helovynui ruošiatės? Gal čia ankstoka, ne? Rankas aukštyn. Kelnės žemyn. Ne tai. Veidu į žemę, užpakaliu viršų. Pala, per naują. Rankas aukštyn, veidu į žemę, tylėt. Taip, Česlovai? Aha, tu, boba, mūsų nepažįsti. Bronius ir Česlovas yra užgrobti. Dabar ir tu užgrobta. Nu jo, nepažįstu. Nu kas tipo jūs gali nepažint, durneliai, jūs ką čia karą žaist pradėjot? Tylėk, boba, arba ištaškysi smegenas. Greitai sėdi, o jeigu rėksi priešinsiesi, tai dar ir išprievartausim. Sėsk dabar, išsitrauk mobiliąją ryšio priemonę ir skambink savo mamai, tėčiui ar kokiam jobariui. Tegul pasako, kur tavo pinigai padėti. Nu, sėdžiu, tai duokit tą mobiliaką. Duok. Nu, tai ką sakyt? Dabar sakyk, aš pagrobta, jeigu man neduosite išpirkos, tiksliau nesumokėsite išpirkos, man bus chana. Vyrai nusiteikia rimtai, yra kaukazietiškos, ne, geriau sakyk, kaunietiškos išvaizdos. Nu, gerai. Privet. Na, nupirkai man ko reikia? Gerai. Klausyk, dabar žinok, aš esu pagrobta. Man yra labai blogai. Čia reikalauja išpirkos, nes jeigu ne, tai man bus chna. 2 labai rimtai nusiteikia vyrai. Ar kaukazietiškos, ar kaunietiškos? Vienas kaukazietiškos, kitas kaunietiškos. Vienas kaukazietiškos, kitas kaunietiškos išvaizdos. Palauk, o tu sąlygus... Pats ragelį! Alio, klausyk, tėvuką. Jūsų tėvelis moters balsu šneka. Neši 200 Ne, čia ne bronis, ne. Litų ir vodkės su rankena užkandos. Taip. Agurkų. Ir neši iki vakaro į 105 garažą.
Tarybinių dešrelių paprašyk. Tarybinių dešrelių! Ko dabar juokiamės? Čia ginkluotas yra užgrobimas, o ne filmavimas. Tai ir prašom tikėti tada. Pasakykime. Alio, tu, Agirdė, jeigu 6 valandą visko neatneši, mes tavo bobą... Nuketvirčiuojame. Ne, ištratijam ir sumokėsi baudą. Girdite, baudą sumokėsi mums. Nesupranti, kas yra bauda? Pasakyk, kad pipą uždėtų. Bauda, pipą uždėk. Kam? Va tai, va, girdėjai, tai klausyk, jeigu neatneši, tai išprievartausim ir tave. Ir ją! Ir ją. O jeigu dar milicijai skūsiasi, pasigailėsi, neįdė. Ir mentus ištratysim visus, kur iškviesi. Viskas, nuleisk vandenį. Tai čia jūs baigėt pokalbį, tai jūs turėtų leisti vandenį, Česlovas. Nu, Boba, gerai pasakiau. Super. Geriau kaip filme, ne? Sveiki, bedarbiai. Labą dieną. Nu tai ką šiandien apie pašalpas vėl klausinėsit, ar jau padarysit kokią staigmeną ir paimsit kokį darbą? Aš pernamų nemėgstu. Eikit į vietą, direktoriau. Gerai, manau, ačiū. Tai čia, žinokit, senūkai tingi, o mes tai jauni, gražus, mes visada kokį nors perspektyvų darbą paimtumėm. Ja. Aš irgi ką nors pagal specialybę paimčiau. Aha, paimtų. Specialybė tai nebus koks nors palitrukas, koks tai. Nu kam, nereikiagi šitaip. Aš pedagogas. Karinio lavinimo dėstytojas koks tai nebent. Ne? Aš tai gal sargų sutikčiau. Gerai, užtek čia aiškinti specialybės ir kelti netvarką. Jei norit, balotruokitės į Seimą ir darykite ten, ką norit. O čia rimta įstaiga. Ir savas reglamentas ir sava tvarka. Ir nereikia čia aiškinti. Ir sava etika. Turi būti etika pas žmogų. Nu jo, teisinga etika. O kada mokės pašalpas? Nebus. Valstybė panaikino švenčių dienas ir pašalpas. Visi tie, kurie nedirba, eis dirbti viešųjų darbų už maistą. Nes nuteistiesiems, negalima. Briuselis neleidžia. Ko pastatėt akis? Briuselis man nepatinka. Ir man Briuselis nepatinka. Ir seniai jis nepatinka. Jis man iki to nepatiko, dabar dar labiau nepatinka. Nykus ir šlykštus miestas. Nu, tai kas ima viešosius darbus? Aš pirmos grupės invalidės, man reumatas. Taigi aš juokauju. Ja, aš taip ir galvoju, o tai pokštininkas mūsų direktorius. Tai aštrus protas, senukai vos į kelnes neprivarė. Nors, kodėl vos? Jauti bronis koks keistas kvapas. Čia mano yra. Nu, viskas. Susikopėm. Žiūrim, ką rodo mano laikmena. Laikmena rodo, pagirių šiltnamiams reikalingi pagiringi asmenys drebančiomis rankomis trąšoms barstyti. Studentui medikui reikalinga savanori širdies persodinimo praktikai. Nu ką, senukai, surizikuojam? Ne. Nu va, štai vertas dėmesio darbelis. Prabangiai kaviniai reikalingi konsumatoriai vyrai. A ką jie dirba? Dirba tipo konsulate kažką tai? Ne konsulate. Reikia sėdėti kavinį ir laukti, kol ateis pasiturinti vieniša moteris. Reikia padaryti viską, kad jinai nupirktų kuo daugiau gėrimų jums. Nu, o paskui viskas pagal susitarimą. Nu, kaip? Nu tai žinom. Kas žinoma? Žinom. Nu, žinoma, aišku žinoma. Jūs turite omeny, kas toliau žinoma? Tada gerai. Paklausk, ar alkoholį labiau. A už gėrimus patiems nereiks mokėti? Ne. Mes Jamam šitą darbą, fucking darbą. Kol kiti nepaėmė. šūbą. Žiūrėk, broniau, va tikra rusaločka ir atrodo nebiedna. O, atrodo tikrai nieko. Ir krūtis kaip reikia. Einam. Gerbiama gražuolė, von iš čia, von iš čia. Galima būtų prie jūsų prisėsti. Prižadu, kad su mumis nebus nuobodu. Sėskit. O prie jūsų neprisės koks nors budulis, kuris mus išmes lik niekur nieko. Žinote, dabar žmonės labai žiaurus. Čia neprisės. Kas galėjo prisės, tas jau sėdi.
o visi kiti gyvuliai. Nu ko jūs taip į viską liūdnai žiūrote? Vat mes du žavus gražus jaunuoliai tik tai čia ėjom ir iš karto jumis pastebėjom. Norit, gal aš jumis apsikabinsiu? Gal nereikia be jūsų blogo. Nu, mes galim ir kai ko daugiau, o šiais laikais tai prieš blogumą ir vaistų yra. O kaip jūs, ponia, žiūrite į tai, jeigu mes užsisakytume po 50 gramų ne pačios brangiausios degtinės, gerai? Aš tau kas daktaras. Ką žinau, gerai jums, negerai. Vis tiek jūs visi vyrai alkoholikai. Nori, tai užsisakykit. Na, nereikia jau taip. Kai kurie tiesiog nesaikingai padaugina. Susikosėkit, aš padaužysiu jums. Spjaukit man čia. Galima aš jums ranką ant kojos uždėsiu. Jūs man galite išsiverkti ant pėties. Nu, čia slovėlis. Į sveikatą. Sveikatą. Net man ašara, žinok, spaudžiasi kažko tai. Jūs, ponia, galite išsikalbėti, išsisakyti. Mes išklausysim. Mes tai mokam daryti. Visi jūs vyrai gyvuliai. Rūpi tik sijoną pakelti, paskui paliekat. Kaip ir mano Antanėlis. Barmenas! Barmenas! Dar bokia! Įpilk poniai mūsų sąskaitą. O ką Antanėlis? O ką Antanėlis? Nieko Antanėlis. Palydėjo namo, pamiegojo, ryte atsikeliu nei jo, nei gėrimų bare. O žys. Užjaučiu, pasitaiko gyvulių. Mes tai tikrai iki ryto liktume, o gal net ir iki kito ryto. Barmenas, tu. Mergaitė šampano su ikra. Mano, ką? Visi jūs taip sakot. Patikėkit, mano brangioji undinėlė, mes netokie. Duokit aš jumis. Tu von iš čia. Lenkas, žydas. Duokit aš jumis pabučiuosiu. Česlavas, prisislink ir tu arčiau, aš tave pabučiuosiu. Kai tik normalūs bernai pasitaiko, taip ir gėjai. Mes netokie. Ech, jūs, gėjai ir dar melagiai. Ai! Taip. Sakai, kad mūsų turbūt nieks nemylė, ne? Ne, kad mūsų nemyli. Tai žinok, broniau, aš tave myliu. Čia kaip baltyminė ikrai. Fu. Baikosėti, atnešk man dar vieną bonką. Bet aš tikrai atnešiu butelį, o po to antrą, o po to po alyvuogę ją legalą. Ką jūs turėjote daryti? Kodėl jūs čia atmobė? Jūs turėjote priversti ją išleisti daugiau pinigų, klientę. Kaip mes išleisim daugiau pinigų? Dabar varykit į plovyklą indų plaut. Nešaukit! Einam indų plaut. Einam indų plaut. Sveiki, malonu matyti prie savo žydrųjų ekranų susirinkusius linksmus ragų fanus. Česlovo pono receptai, naktypiečiai kartu su šlikščia babytė Bronė. Su gražia babytė Bronė, su miela babytė Bronė, su mūsų senučiukė, kurį paruošė skanių receptų. Su senolė. Sengalvėlė. Taip aš smirdu senių nelaikomų šlapimų ir kotletų mišinį, mano prijuostė, taip. Anglai sako stale piddle. Kągi, sveiki vaikai! Ar žinote, kas pas jumis gyvena ant stoga? Nu, tai turbūt smirdančios katės. Smirdančios juodos, rudos arba šyvos katės. Šiandien darysime tokį patiekalą, kurį visi puikiai žinot, bet nežinote jo recepto pagaminimo. Receptas ypatingai paprastas, bet tuo pačiu ir įdomus. Taigi, gyvena pas jumis ant stogo toks vyriškis su propeleriu ant nugaros. Jisai yra švedų tautybės skrajojantis komunistas ir jo vardas Karlsonas. Ir pas jį didelis daiktas tarp kojų. Och, kaip jį už tai mėgsta moterys. Bronė, Bronė, Bronė. Čia laida vaikams, o ne erotinė laida pagyvenusioms moteriškiams. Šiandien, vaikučiai, mokysimės mušti sviestuką. Jūs galvojat, kad sviestukas yra daromas fabrike, kaip saldainės kokios? Ne, sviestas yra mušamas. Ir mušamas jis iš margarino. Teisingai.
Taigi moteris visada laukdavo mano minėto Karlsono vienos namuose. Jos atsidarydavo langinės, langus, balkanus ir laukdavo, kad atskristų jų pumpučkėlis su kapšu tarp kojų ir besisenkančių prapėrolį arlių ant nugaros. O jis priskrisdavo tyliai prie mano minėtų moterų iš užpakalio. Ir tas jo motaro virpesys. Mylėdavo labai moteris tą Karlsoną. Nu, tu, babytė, suvulgarėjai, gal į senatvę pradėsi žvaigždžių karų žaist. Nu, numaunam, babytė, į Broniai kojinės. Kojinės numaunam, štai babytės Bronės kojinės. Palaikykit, babytė, Bronė. Kaip jos smirda, ne? Biški smirda. Sudedame margariną. Amoniaku. Duokit. Sudedam margariną, sudedam margariną. Ir ką? Nu ir kaip ten jūsų pasaka, kuo baigėsi? Aha, ir vieną kartą Karlsonas paseno ir pradėjo įtraukti prie mažų vaikų, ypač prie vieno tokio mažylio. Ir tada vyrai susimokė ir pašovė beskrendantį Karlsoną iš Brauniko. Ir nukrito jisai nukirsta višta ant žemės ir pripuolė vyrai. Ir kad pradėjo jį plakti ir tratėti, kol kraujais pasrūvęs vaikų numylėtinis su krauju žiojėjančia kloaka ir sugedusių moterų buvo pagaliau nutratytas negyvai ir nutrūkusią stygą nuvežtas, kad būtų kaip reikiant pašarvotas žmonėms su propeleriais salėje. Ir tada visis moteris graudžiai verkė, o ypač kentėjo vaikai. Nu ir mes tą progą pradedam mušti sviestą. Ai! Vaikučiai! Ai! Nu va, susimušė 100% skanus babytės Bronės sviestukas. Koks brėdas, dievulėliau. Gražiai plaukai krenta. Blogai, ne? Kągi, sveiki, čia jūsų daktaras Ainis Kaudas, Zbignevas ir netradicinės medicinos rubrika. Mes daug kartų kalbėjome apie visokias negalės. Tai kojų grybelis, smegenų grybelis, prostatos sumažėjimas iki visiškai išnykimo, Zavistinovičiaus sindromas, encefalopatija ir daugelį kitų. Šiandien mes pakalbėsime apie tai, ką minėjo mano babutė, jau leisgyvė, kad visos žmogaus problemas glūdė jo širdį, sielai, o visos sielos problemas prieina nuo psichologinių problemų. Ir štai mūsų nuolatinis klientas Česlovas, ateikite čia, drąsiau, nebijokite. Sveiki, o galima aš pabūsiu čia kamputyje? Ok, jums bijoti nėra ko. Štai matom, Česlovą kamuoja žmonių baimė. Vyriškas lyties žmonių baimė ypatingai. Ir vienintelis vaistas nuo šitas baimės pagydyti yra ne mastelė su bičių pykiu. Ir netgi ne diktukų dėžutės išmatas, kurias visi nešiodavom į mokyklą. Būtent hipnozis. Aš labai bijau. Ateikite čia, nebijokite dabar, aš jums padarysiu hipnozisą. Štai jums smėlių laikrodis. Nu, smėlių čia neliko, čia liko varžtai. Ir praeis laiko tarpas ir jūs būsite užhipnotizuotas. Dėmesio. Aš užhipnotizuotas. Kaip jūs jaučiatės? Blogai jaučiuosi. Kas jūs kankina? Sėdžiu, atrodo, garaže. Jaučiu iš baimės, kad tuoj ateis Volosas. Aš jaučiu, kad jūs iš baimės biškai apsikakojasi, biškai kvapas. Čia tik to, toliau. Volosas, taip. Volosas ateina, taip. Atsidaro duris, įtrenkia jis man per kairį žandą, per dešinį. Teisingai. Suka sabaka, toks panašus į Harį. Nu, ir trenkia dar kartelį, atėmė 100 litukų ir išėjo. Kas vyksta toliau? Toliau man labai baisiai. Bijau. Bijau labai. Dabar dėmesio, Česlovas. Jūs neargumentuokite su manimi. Jūs mėgate hipnozisą, jūs neatsakinėkite man. Jūs stiprus. Pavykite Volosą ir duokite jam į galvą. Pavykite Volosą ir duokite jam į galvą. Jūs stiprus kaip išprotėjęs katinas, kuris dar neserga gripo epidemiją. Negaliu. Negaliu. Jūs stiprus. Duokite. Oi, šatau. Volosas. Volosas. Daktaras, čia jūs taip smirdat. Grąžinkit mane iš hipnozės būsenos. Daktaras, grąžinkit mane iš hipnozės būsenos. Daktaras, aš noriu būti tuo pačiu Česlovu, kokiu buvau prieš tai. Bailiu ir niekšingu Česlovu. Kągi, labas vakaras, gerbėmiai žiūrovai. Šiandien vėl kalbos kertelės rubrikoje mokysimės kalbos subtilybių, kurios jums beraščiams yra tikrai menkai žinomos. Taip, labai liūdna, kad tikrai dažnas žmogus
išsiverčia vos su 10 žodžių ir kuriuos vartoja dažniausiai neteisingai. Kągi, kaip visada gauname iš jūsų Marės laiškelių. Česlovas, gal paskaitytumėt kokį protingesnį? Taip, štai turiu vieną atrinkęs. Ponas Aldonas klausia, ką galėtų reikšti, kad daug kas jį vadina stačioku. Kągi, išties, Česlovo paminėtas vyras turėtų labai džiaugtis, taip pavadintas, kaip nežinome, pas vyrus pagarbos vienas tik tais daiktas vertas. Tai būna, kai būna stačias, žinote, tai ką aš turiu omenyje. Taigi, tikroji švarioje lietuvių kalboje stačioku mes jį ir vadiname. Kągi, baigiam šitą laidą, ar ne taip, mano stačiokiuk? Taip, mano stačiokiukai, stačiokiukas. Ai, ne taip skaudžiai. Ai, ne. Nu ką, mergužėlė, tavo išpirktuvas nesirodo niekaip. Poničkai, turbūt teks mautis triusikus. Turbūt tavo įzvergas nesugalvojo mentams skambinti. Aišku, kad nesugalvojau. Pamatysit, tuoj ateis, o jau girdžiu kažkokius žingsnius. Girdi tu ar negirdi, žinok, po 10 minučių mes jamamės reikalo. Jo, ir pagalvok pati, čia tau tai geriau bus, negu mes to pirštą nupjautumėm. O jo, tai. Kas čia dabar? Gal nuomos vėl atėjo? Va, vyrai, viską kaip liepėt ir 200 litų ir brangiausią butelį. Kur mano dukra? Atiduokit man dukrą, vyrai. Man širdis plyš. Jis mūsų net pažino. Gerai, bičias, šį kartą tau pasisekė, duodi čia statai pinigus ir džiaugis, kad tikėkimės, kad paskui tavęs mentai neatsisekė. Ne, vyrai, jokių mentų nėra. Ką jūs, kur tik man tik dukrytę atiduokit, kur dukrytė mano. Nieko jai nepadarėt. Pakol kas dar nieko. Pala. A kur man girdėtas šitas balsas? A čia kartais ne Česlovas su bronium? Jų nėra. Mes juos nušovėm. Mums reikėjo garažo. Nejaučiat mūsų kaukazietiško, tai yra kaunietiško akcento? Kokia kaukazietiško akcento? Čiagi Česlovas ir bronis, blemba. Va jums už 200 litų, va jums už dukrą. Aš to šausiu. Ir aš šausiu toj. Ką jūs šausit su savo vandens pistoletais, debilai? Teroristai, pidarastai. Iš jūsų 500 litų už moralinę žalą. Ir dar štuką litų kompensacijos. Jūs nesižeidinėkit, mes pagalvojom, šiandien balandžio 1 pajokausim, kartu vat iš degtinės išgertume, jeigu būtumėt atnešęs. Prašom labai. Prašom. Nu, dukra, einam namo. O čia dabar kas? Tu ką, rūkyt pradėjai? Tet, man jie liepė. Ką liepė? Lakudra, tu lerva, einam greit namo tik tai. Šiuo aš greit namo, blemba, pamatys. Jau jinai čia dūmus ištraukė, kai sterva kokia tai. Tik atėjo, nespėjo, kojų apšilti iškart rūko, koja ant kojos, trisikėlį šviečia. Garažą visą prirūkė mums. Smirdės dabar kaip išsivedinsim. Ragai. A jūs irgi geras. Kas? Šetą užidėjęs. Žmonės vok, debilas. Nusimk tą durną kepurę, užsidėk peruką. Kaip tu atrodai per laidą? Labai atsiprašau visi. Gal ir baigiam? Viso gero.